Sveiki, ar ką nors darote? Nežinau, kaip jūs, bet Tritone buvo užimta. Šiais metais jie pristatė 3 visiškai naujas viršutinės frezavimo stakles. Pirmoji jau yra Čekijoje, ją parduoda Unimac ir tikiuosi, kad ir kitos 2 pasieks mus laikui bėgant. Pirmoji yra toks mažas kombinuotas įrenginys. Jį jums netrukus pristatysiu. O kitos 2 yra didelės frezavimo staklės su 2400 vatų galia. Viena turėtų būti legendinio modelio Tera 001 įpėdinė. Ji turės serijos numerį 002. O antroji taip pat turėtų būti tam tikras įpėdinis, bet modelio, kuris buvo populiarus arba yra populiarus daugiausia Jungtinėse valstijose ir buvo iš Porter Cable prekės ženklo. Aš taip pat esu gana smalsus dėl to. Tai tokia tvirta, masyvi bazė, į kurią dedamas didelis variklis. Bet dabar eikime prie šios. Jis atkeliauja tokiame tvirtame lagamine, su metaliniais užraktais ir įprastais vyriais, kur taip pat yra metalinė ašis. Todėl galite jį atidaryti 1000 kartų ir jis nesulūš. Taigi, čia yra grožis viduje. Tikrai kažkam primins jau legendinį. Kombinuotą frezavimo įrankį, kurį turiu dirbtuvėse jau keletą metų, būtent Makita RT0700C. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra vienintelis kombinuotas įrankis, su kuriuo turiu patirties, pasinaudosiu jo šiek tiek pagalbai. Pasidariau tokį sąrašą, iš kurio matyti, kad maždaug pusė dalykų man labiau patinka Tritone, o kitą pusę, sakyčiau, kad galbūt geriau išspręsta Makitoje. Lagaminas. Kai pirkau tą Makitą, manau, kad ją buvo galima įsigyti atskirai arba su sustaineriu. Aš ją įsigijau toje dėžėje. O viduje yra tik toks tekstilinis organizatorius arba kaip tai pavadinti. Ir ten viskas taip kažkaip sudėliota. Man tai visai nepatinka, mano nuomonė, tai tikrai nepraktiška. Taigi, jei jau galėčiau pasirinkti, tai mielai rinkčiausi sustainerį, bet su kokiu nors tinkamu vidumi, su tinkama įdėkle. Arba tiesiog tokį vieno tikslo lagaminą. Kitas dalykas yra kaina. Tuo metu tas komplektas buvo tikrai brangesnis nei šiandien kainuoja tas Triton, bet vėlgi sakyčiau, kad ten priedai buvo šiek tiek turtingesni, todėl sakyčiau, kad kainos atžvilgių tai galbūt palyginama. Beje, jūs vis dar galite įsigyti šią frezavimo mašiną, net mėlyną. Ja taip pat parduoda Unimas. Ką iš tikrųjų reiškia tas kombinuotas įrenginys? Na, tai reiškia, kad turite variklio bloką, kelias bazes ir galite jas tarpusavyje keisti. Eime pažiūrėti į tą Triton. Jis dabar yra vadinamoje panardinamoje bazėje. Ir kai čia atlaisvinu, galiu ištraukti variklio bloką ir įdėti jį į tokią apipjaustymo arba kraštų bazę. Eikime toliau. Anti-restart funkcija. Tai man labai patinka Tritone. Aš to labai pasiilgau dėl Makita. Nežinau, ar naujesni gaminiai tai jau turi, bet šis to neturi ir man tai visada kelia baimę. Keliskart patikrinu, kai jungiu. Į lizdą ar netyčia nėra įjungtas, kad tiesiog nepradėtų veikti. Čia taip. Išspręsta, net jei būtų įjungta ir įkištumėte kištuką į lizdą, nieko neatsitiks. Reikės tai išjungti ir vėl įjungti, tik tada pradės veikti. Taigi, jūs tai kontroliuojate ir tai tikrai labai gera funkcija, kurios man trūksta Makitoje. Pagal dokumentus Triton yra galingesnis, jo variklis turi 80 vatų galią, o Makita 700. 10 vatų. Na, kaip matote lagaminą, čia yra standartinis, lygiagretus ribotuvas, kuris įstatomas į panardinimo pagrindą. Makitoje jis nėra pagrindinėje komplektacijoje, bet jį taip pat galima įsigyti atskirai. Beje, ten taip pat tinka ir šis iš Triton. Ten tai sugalvota šiek tiek kitaip. Tai per tokį adapterį, kad būtų galima naudoti lygiagretų ribotuvą. Tiek panardinimo pagrindui, tiek apipjaustymo. Tuo tarpu šis, kaip sakiau, yra standartas, kuris tinka įvairiems įrenginiams. Tai turi vieną trūkumą. Negalite to naudoti apipjaustymo pagrinde. Iš dalies jo funkciją perima šis ribotuvas. Jį taip pat žinote iš Makitos, kur yra guolis. Todėl su šiuo galite išspręsti tiek kopijavimo guolį, tiek kaip lygiagretų ribotuvą, kai norite daryti, pavyzdžiui, pusiau griovelį. Pereikime prie kitų Triton privalumų. Mikroreguliavimo rankenėlė. Žinoma, tai tikriausiai didžiausias šios kombinacijos privalumas,
konkrečiai su šiuo panardinamu pagrindu. Turite aukščio nustatymą ne tik įprastai, kad tiesiog paspaustumėte, bet ir mikroreguliavimą naudojant šį ratuką. Ir be to, kaip įprasta Triton, yra dar viena rankenėlė, kad galėtumėte ją valdyti. Iš viršaus ją įdėsite į frezavimo stalą. Net ir tokia, palyginti maža, viršutinė freza gali virsti stacionarią apatinę frezą, kai ją tiesiog įdėsite į kokią nors plokštę. Virtinimas priklauso nuo jūsų. Galite nusipirkti jau paruoštą plokštę, kuri yra iš anksto išgręžta būtent šiam tipui. Arba, žinoma, galite tai padaryti patys. Aš anksčiau taip pat naudojau makitą iš apačios. Ir tas nustatymas ten, žinoma, nėra nei patogus, nei tikslus. Kaip Triton su ta rankenėlė. Revolverio stotelė. Čia pas Triton yra 4 skirtingi aukščiai ir jie yra suskirstyti kas 5 mm. Ir negalite su tuo niekaip pajudėti. Pas makitą yra 3 padėtys ir galite jas reguliuoti. Atvirai sakant, tą reguliavimą panaudojau tik kartą ir nuo tada visada turiu nustatytą tą patį. Bet suprantu, kad pavyzdžiui, serijinėje gamyboje yra naudinga, kad galite nustatyti tikslų tarpusavio santykį, kad vienas įgilinimas būtų tam tikrame gilyje, o kitas tiksliai apibrėžtame antrame ar trečiame gilyje. Čia tai nėra įmanoma, bet manau, kad daugumai paprastų vartotojų tai yra patogiau. Turite 4 skirtingas padėtis. Ir žinote, kad tai visada yra tiksliai 5 mm poslinkis aukštyn arba žemyn. Kitas dalykas, kuris Triton yra geresnis nei makita, yra kleštų išėmimas, nes jos yra palaikomos tuščia vidurėje ašyje su spyruokle. Jas galima labai lengvai išimti. Iš esmės jos iššoka pačios, tuo tarpu su makita, kas ją turite, patvirtinsite. Kartais yra šiek tiek problemų išimti tas kleštas. Makita turi 6, 8, o čia turite 6. Su 35 mm tai yra ketvirtadalio colio ir 8 mm kleštą. Dėl to ketvirtadalio colio, nes žinau, kad daugelis iš jūsų nemėgsta. Imperinių vienetų. Įmonė, kuri šiandien valdo Triton prekės ženklą, yra Britų, todėl per Unimac importuoja ir įrankius su ketvirtadalio colio kotu ir jie dažnai būna už tikrai puikią kainą. Taigi, beje, aš įsigijau ketvirtadalio colio kleštą ir savo dideliam TR001, nes tada galiu sutaupyti. Ant tų įrankių. Ar ateityje bus prieinamas ir 6 mm kleštas, nežinau, bet visiškai to neatmetu. Bet kokiu atveju, žinoma, čia į šį ketvirtadalio colio bandžiau. 6 mm kotą. Atrodo, kad tai galima ten tvirtinti, nesviruoja ir neišslysta, bet kai įjungiate, matote, kad tai šiek tiek kreiva, todėl tikrai to nebandyčiau ar su tuo nedirbčiau. Ir žinote, ką aš sužinojau? Kad ten tinka 6 taškų replės iš makita. Taigi, viskas yra visiškai gerai. Ja galite įsigyti kaip atsarginę dalį, mano nuomonę, už kelis eurus. Ir Tritone naudoti frezas su 6 mm skersmens kotu. Pažiūrėkime dar į tą lagaminą, kas čia yra. Kaip sakiau, ta atsarginė 8 mm kleštą. Čia dar yra šešiakampis raktas. Skirtas perstatyti tą lygiagretų į ribotuvą, nes jį galite pritvirtinti. Tiek taip, tiek ir atvirkščiai ir pritaikyti jį prie kažko. Tokiu būdu. Ir čia dar, žinoma, yra raktas kleštinai priveržti. Na, kad nepamirščiau, tai yra adapteris. Būtent britiškoms rozetėms jums tai atkeliaus su sumontuotu adapteriu, tad neišsigaskite, turite jį nuimti. O po juos slepiasi europinis arba, jei norite, čekiškas kištukas. Taigi, atėjo laikas aptarti tas, kabutėse, trūkumus, bent jau lyginant su ta makita. Sakyčiau, kad variklio tvirtinimas prie atskirų pagrindų yra šiek tiek mažiau elegantiškas, nes tuo metu, kai makita turi greito tvirtinimo sistemą, su šiuo ekscentru, kur tiesiog atidarote ir išimate. Triton tai išsprendė varžtu, kuris įsukamas į šią kūginę skylę. Įstatote pagrindą ir sukate varžtą. Skylė yra gana gili, todėl reikia daug sukti, 4 ar 5 apsisukimus ir būtina gerai priveržti, kad tikrai nebūtų jokio laisvumo. Freza atėjo sausoje būsenoje, tai reiškia, kad ji gana strigo, nes šie stulpeliai buvo visiškai sausi. Ten yra tikriausiai bronziniai įvorės, todėl manau, kad laikui bėgant tai išsivaikščiotų. Ir veiktų sklandžiai, bet vis dėlto šiek tiek patepiau tefloniniu tepalu. Dabar tai veikia daug geriau.
Man patinka, kad čia yra 3 metrų ilgio ir guminis kabelis, bet kadangi esu smulkmeniškas, manau, kad gaila, jog jis eina būtent į tą pusę, kur yra mikroposlinkis. Galite prie jo prieiti, bet vis dėlto tas kabelis čia šiek tiek trukdo. Man, pavyzdžiui, visai netrukdytų, jei jis eitų į šią pusę. Bent jau turėčiau jungiklį nukreiptą į save. Bet tai neįmanoma, nes pagrindas yra pritaikytas šiam fiksavimo mygtukui. Bet man kilo mintis, nes čia apačioje, panašiai kaip kampinėje šlifuoklėje, yra simetriškai 4 varžtai. Kad jei jie būtų atlaisvinti, galbūt šią apačią būtų galima pasukti 90 laipsnių. Ir tada turėčiau tai tiksliai taip, kaip man patinka. Tik, žinoma, reikia atkreipti dėmesį į garantiją. Abi frezos turi greičio reguliavimą, ratukų nuo 1 iki 6 ir šios vertės šiek tiek skiriasi. Makitos atveju, jei neklystu, jos yra nuo 10 iki 30 tūkstančių, o čia yra maždaug nuo 11,5 iki 31 tūkstančio. Taigi, diapazonas yra tas pats. Tik Tritonio atveju jis yra maždaug 1000 apsukų aukščiau. Gamintojas nurodo, kad į šią frezą galite įtvirtinti įrankį, kurios skersmuo yra iki 30 mm ir tai, žinoma, nereiškia kotelio skersmens, bet darbinį skersmenį, kas yra gana gerai. Problema yra ta, kad kai įtvirtinate tai, taip į variklį, nes tai yra patogiausia ir tada norite tai įkišti vidun, jums nepasiseka, nes anga čia turi tik 25 mm skersmenį. Taigi, tai nėra visiškai apgalvota. Nors, kita vertus, kaip dažnai su šiuo mažu frezavimo įrankiu dirbsite su tokiu dideliu įrankiu? Vis dėlto, nežinau, kodėl čia negalėtų būti. Tiesiog didesnė skylė, bent jau 30 mm skersmens. Na, o dabar eikime prie didžiausios Triton silpnybės. Ir mano nuomonė, tai yra ši apipjaustymų bazė. Pirma, ji visiškai neturi siurbimo. Galite prieštarauti, na, kai aš tik nuimu kraštus, tai yra mažai medžiagos. Na, tu teisus. Vis dėlto, su makita tai išspręsta taip, kad beveik nėra jokios netvarkos. Taigi, aš tikrai vertinu tą siurbimą. Gaila, kad čia nėra. Na, o antras dalykas yra forma ir dydis, nes, kai įdėsite variklį, tai vienarankės, kraštinės frezos, tikrai taip neįsivaizduoju. Sakyčiau, kad su makita tai tikrai patogiau laikyti rankoje. Taigi, suprantu, kad tai yra galimybė, kaip dar panaudoti tą variklį, bet aš jį naudosiu. Daugiausia toje panardinamoje bazėje. Manau, kad jau turite visą informaciją, kad galėtumėte kvalifikuotai nuspręsti, ar šią Triton frezą pasirinkti, ar ne. Aš tai apibendrinčiau taip, jei norite naudoti daugiausia tą panardinimo bazę, arba naudoti ją frezavimo staliuke, tai Triton tam tikrai labiau tinka nei makita. Tačiau jei norite daugiausia naudoti tą kraštinę frezą, pripažinkite, kad šis variantas yra tikrai ergonomiškesnis, patogesnis laikyti rankoje. Vis dėlto yra gerai, kad Triton turi tą antrąją bazę ir tikėkimės, kad laikui bėgant tų bazių pasiūla dar išsiplės. Nuorodą į Triton frezą rasite, kaip įprasta, aprašyme po vaizdo įrašo. Ačiū, kad žiūrėjote. Būkite laimingi ir darykite ką nors.